Sekmadienis. Nors vos tik prašvito, bet į Kauno prekybos miestelį Urmas jau rikiuojasi automobilių eilė. Šį kartą čia tradicinis bagažinių turgus. Kauniečiai ir miesto svečiai pilnais automobiliais namuose jau nebenaudojimų daiktų skuba užimti patogiausias vietas ir ruošiasi prekybai. Žinok, pirmą kartą. Tik girdėjau. Teko girdėti iš pažįstamų, tai kaip sakyt, nutarėm pabandyti. Tiesiog ką turėjom, kaip sakyt, spintą ir tą pabandėm surinkti. Pažiūrėsim, gal kažkam bus reikalingi šitie daikčiukai. Prieš 4 metus pirmą kartą surengtas bagažinių turgus iškart sulaukė milžiniško susidomėjimo. Žmonės čia rinkosi parduoti namuose nebenaudojamus, nereikalingus daiktus arba juos išmainyti į labiau reikalingus. Pavasaris geriausias metas iškuopti namus, sandėliukus, garažus ir kitas namų buitinės patalpas, kuriuose dulka nebenaudojami daiktai. Kaunietis Motiejus savo valdose aptikęs dar visai gerų puodų, gėlių vazonų ir kitokių rakandų, nutarė, kad Kauno prekybos miestelėje Urmas vykstantis bagažinių turgus puikia vieta atsikratyti senienų. Vyras juokavo, kad jei nepavyks jų parduoti, jis viską išdalins. Tikimės pelno juodai čia. Čia iš tikrųjų žmonių gausa, pinigų gausa, žmonės visi geri, žurnalistai filmuoja, geriau negali būti. Tai, kas nereikalinga pačiam, gali tapti lobiu kitam. Tuo įsitikino kaunietė Gabrielė. Pirmą kartą mergina į bagažinių turgų atvyko, nesitikėdama didelio uždarbio. Tačiau pardavusi beveik visus bagažinėje atsivežtus daiktus ir per vieną rytmetį uždirbusi net 300 litų, tapo nuolatinė bagažinių turgaus prekeivė. Jeigu esam dviese, tai be abejo pereinu kelis kartus per visus, pažiūrėti gal kažką savo, be abejo, kiekvieną kartą nusiperku. Tai pintinė, kokią nors labai įdomių daiktų, iš tikrųjų žiauriai įdomių daiktų gali rasti. 2 kartus per mėnesį Kauno prekybos miestelėje Urmas vykstantį bagažinių turgų labai pamėgo šeimos su vaikais. Tėvams tai puikia proga atsikratyti senų žaislų, o vaikams kaupti pinigėlius naujiems pirkiniams. Su kokiu žaislu vis labiausiai gaila atsisveikinti? Nežinau, su visais labai gaila. Kiekvienas bagažinių turgaus lankytojas žino, čia galima rasti visko, nuo stalo įrankių iki automobilių detalių. Dažnai parduodami daiktai būna dar visai nauji, o kainos juokingos. Jei keli litai atrodo per dideli pinigai už gultą šuneliui, visada galima dėrėtis arba tiesiog išmainyti savo nereikalingą daiktą į norimą. Tuo prasme visada kažką parduodam, dažniausiai tai guoliai visi gyvūnėliam. O šiaip kartais sėdmaišį nuperkam, šaliukus tokius. Jei pavasarinis namų kopimas jau įvykdytas, o nenaudojimų daiktų krūva telpa į automobilio bagažinę, metas ir jums apsilankyti Kauno prekybos miestelėje Urmas. Bagažinių turgus vyksta kiekvieno mėnesio 2 ir 4 sekmadienį. Draugiškas patarimas, jei norite užsiimti pačią geriausią vietą prekybai, į Urmą skubėkite vos prašvitus, nes kitaip teks palaukti automobilių spūstyse. Iki pasimatymo bagažinių turguje. Man turgus tai šventė, žinok.